Nu, Galim pradėti, aš galiu pradėti. Nu, pradėk. Žmogelis skambina, sako, laba diena, ar tai palaikymo tarnyba? Taip. Kaip noriu pasakyti, kad man kažkaip taip liūdna Lietuvoje tos vien vagystės, tai vien korupcija, o dabar ir vėl nauja valdžia, ir vėl nesąmonės daro, suprantate? Ragelio kitam galė sako, jo, suprantu, aš jūs palaikau. Jo. Vaikinas sako savo merginai, aš nesu turtingas, neturiu didelės pinigų sąskaitos bankė, prabangaus automobilio ar pelningos kompanijos, kaip mano draugas Petras, tačiau aš tave labai, labai myliu ir dievinu. Jį pasižiūrėjo jį su ašaromis akise, stipriai apkabino ir pašnibždėjo jam į ausį. Jeigu mane myli, supažindink mane su Petru. 2045 metai. Pro policijos ekipažą, kuris patruliuoja gatvėse, 2000 km/h greičiu, taip virš žemės pakilęs praskrenda net pažintas skraidantis objektas. NSO, kitaip tariant. Nu ir jūs įsivaizduokite, šokė buvo tikrai ne policininkai. Šokė buvo ateiviai, kai po savaitės jie gavo kvitą iš VMI dėl baudos. Jo, čia geras. Štai toks yra futurizmas mūsų. Buitinė tokia situacija. Mama apibarė Marių, kuriam 3 metai, sūnus sėdo ant grindų, pasėmė popieriaus lapą ir pieštukus ir sako, dabar aš tave storą nupiešiu. Čia toks kerštas, žinai. Skambina žmona vyrai, sako, Mariau, kur tu? Nu, aš darbe, sako. Nu, taigi, o kodėl ten pas tave kažkoks iš vis triukšmas girdisi, kažkoks muzonas, kažkokie balsai ten šneka, kažkokios mergos šneka, garsiai vyrai reikia, kas ten yra? Jėtus, nu tu užknisai mane, kiek aš to galiu, aš 10 metų, kaip barmenų dirbu, nu. Nu jo. Šiaip barmenų sunku dirbti, negali atsiliepti tokio nelabai, ne? Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Reketuojamas verslininkas prirakintas prie radiatoriaus pirmas sužinojo apie šildymo sezono pradžią. Čia toks iš 0,3 toks truputėlį. Žiūrėkite, mano tokie paprasti vaikiški. Kofeinas kenkia sveikatai, cukrus sveikatai kenkia, riebalai, tarkime, sviestas kenkia sveikatai. Bet tu nesinervuok. Nervuojimas jis irgi kenkia sveikatai. Jo, viskas kenkia. Nu ir aš pabaigą tokį irgi turiu, nežinau. Jeigu sapne matote unitazą, ginkdie nesinaudokit juo. Tai spastai. Nu, žinot. Ir tada mano pabaiga irgi dar vienas. Tau liūdna ir vieniša, neturi kuo užsiimti. Ateik pas mane, padaryk man remontą.